Sveiki visi. Šiandien esu Vilniaus centre, gamtoj, kitaip tariant. Ir noriu pasidalinti savo naujausių meditacijos įrašų, įrašytų birželio 2 dieną, jau vasarą. Ir jisai kalba apie labai įdomius dalykus - sąmonę, pasąmonę, protą, jų žaismą ir taip pat, ir dronai pradėjo skraidžiot. Žaismą ir labai gražią alegoriją pasidalino mano pasąmonė apie vandenyną ir apie sausumą. Ir kaip šitos dvi sąveikos sąveikauja ir alegoriškai atitinka mūsų pačių vidinį pasaulį. Kaip žemynas yra protas, vandenynas yra sąmonė ir kaip atsirasti tose tarpinėse būsenos pakrantėse, kuomet mes galime apjungti abi dvi pusės. Taip pat pasąmonė šitam įraše kalba apie šešėlius, kaip susidaro šešėliai šitoj realybėj, kad visi mes juos turime, tik tuomet, kai mes pradedame juos personifikuoti, jie įgauna tamsesnius atspalvius, tampa sodresni ir nuo mūsų atskirti ir tada žmogus juos personifikuoja, jie įgauna vardus ir tuomet žmogus pasimeta ir šita realybė jam yra daug sudėtingesnė. Ir pasakoja apie tai, kaip apjungti savo dalis, savo protą, pasąmonę ir gyventi harmoningiau. Tai mane labai irgi vėl įkvepia, vėl klausau pati to įrašo kartą. Ir tikiuosi jums irgi bus naudinga, įkvėps ką nors kažkas ir susitiksime kitą kartą netrukus vėl. Vibracija, šviesos žibėjimas, šviesos keliavimas. Šitoj realybėje šviesa keliauja tokiais tarpsniais, lengvai švytėdama ir vibruodama. Garsas, šviesa. Šviesa irgi turi savo muziką. Šviesa turi savo kalbą, kurią kiekvienas gali išgirsti. Žmonės bijo savo šešėlio. Kuomet šviesa paliečia jų realybę, jie susiduria su savo šešėliais neretai. Ir susiduria su šešėliais, jie jų išsigąsta, jie atrodo dideli, bauginantis. Ir jie nežino iš to išgąsčio, kaip išgirsti tą šviesos balsą, kaip žinoti, kad tas šešėlis yra jų pačių dalis, jie tada pamiršta, tampa atskira dalimi ir pradeda labai bijoti. Nes nežino, nes pamiršo, ta dalis tapo jų užmiršta ir apleista. Kuo šviesa stipresnė, tuo šešėlis taip pat yra ryškesnis. Šešėlis yra natūrali šios realybės dalis. Ir jinai nėra personifikuota, jinai nėra nuo jūsų atskirta. Ir jinai nėra blogis. Tada, kai protas pradeda matyti šešėlį, jisai jo nesupranta, jisai pradeda kurti įvairias projekcijas, mintis kristalizuojasi ir jo visos baimės gali virsti realybę, matydamas tą šešėlį, kuris tiesiog yra šviesos judėjimas per šią tankę realybę. O protas labai stiprus įrankis ir labai galingas ir jisai kūrė šią realybę. Tai yra šios realybės projektorius, per kurį šviesa gali kurti kasdienybę, kurti gyvenimą. Ir kokios minties struktūros, kokie yra jausmai. Taip ši šviesa ir gali praeiti pro kūną ir virsti gyvenimu.
Ir mes visi norime gražių, šviesių, švytinčių, laimingų, gausių, mylinčių ir mylimų gyvenimų. Toks gyvenimas yra sąmoningas gyvenimas, kuomet daug nereikia, kuomet mes tiesiog jaučiame tą šviesą, kuri praeina pro mus. Ir ta šviesa ir yra visa ta gyvybė, kurios dėka visas kūnas gyvas, plaka širdis, tai kvepia gryno oro. Gyventi pastovioj gynyboje vargina kūną, vargina patį gyvenimą ir pačią realybę. Viskas tarsi tokiam miege, tokiam rūke, viskas vyksta labai lėtai, kai gali vykti daug įdomiau, daug magiškiau, kai svajonės gali išsipildyti daug realistiškiau negu protas tuo metu, kai uždaro viską, jis sustabdo tą tekėjimą. Protas yra nuostabus įrankis. Protas gali kurti, protas gali statyti, protas gali įkvėpti ir augti, auginti realybę, prisidėti prie žemės žydėjimo. Protas yra nuostabus įrankis. Tik kiekvienu įrankiu naudojantis reikia žinių ir reikia pajautimo. Tai yra sakrali santuoka tarp širdies ir proto. Kai nelieka susipriešinimo, barnio tarp širdies ir proto. Kai kūno centrai dirba išvien. Kai susilygiuoja plokštumos ir pro jas gali praeiti šviesa. Ir pro kiekvieną vietą praėjus jinai meta skirtingą šviesą, skirtingą atspalvį, skirtingą spalvą. Mažiau baimės. Gryna šviesa ir grynoji sąmonė yra kiekvieno žmogaus, jo paties aukštesnioji sąmonė, aukštesnysis jo aš. Ne kažkas iš šalies, ne vedliai, ne jokie angelai sargai, nes tarp šitų visų archetipų galima labai lengvai pasimesti. O tikrasis jo šaltinis, tikrasis jo šviesos suvokimas aukštesnis ir yra jisai pats. Kiekvienas žmogus turi jų labai daug, ne vieną. Ir kai jisai kreipiasi pats į save, į savo vidų, išjaučia savo jausmus, savo kūno žinutes, savo kūno pojūčius, žvelgia į savo šešėlius ir jų nepersonifikuoja, jiem nesuteikia vardų, neįsivaizduoja, kad tai yra atskira nuo jo kūno kažkokia projekcija, sukurta baimės, o paklausia savęs paties, iš kur aš tai sukūriau. Nebe žaidžia aukos žaidimo, kuomet realybė yra jo paties nevaldoma, ne jo rankose. Įkvėpk ir iškvėpk. Įkvėpk ir iškvėpk. Įkvėpk ir iškvėpk. Tai, ko protas negali paaiškinti, jisai mistifikuoja, jisai atskiria nuo savęs tam, kad šokti į priešingą barikadų pusę, apsibarikaduoti ir kažkokią kitą realybės dalį, kur jam yra nesuprantama, jis sukuria kaip atskiria nuo savęs. Kaip kažkas, kas jam yra baugu, tampa atskiria nuo jo.
tam yra sukūrėmi vardai, būtybės įvairios. Visą tai tam, kad jis jaustųsi saugesnis. O iš tikrųjų viskas yra tik viena. Visada buvo, yra ir bus jisai tik pats vienas. Visa jo šviesa, visi jo paties sluoksniai, viskas yra iš to paties šaltinio ir yra viena. Žmogus labai yra galingas, jisai kuria labai daugybę skirtingų energijos, vibracijų, šviesa skirtingai vibruoja nuo minties struktūros. Kokios mintis, tokia ir žmogaus realybė. Paklausykit dažniau paukščių, paklausykit dažniau gamtos. Gamta turi labai daug žinučių, kurios primena mūsų pačių vidų ir kviečia vėl pažvelgti į vidų, į šviesą, į realybę tokią, kokia jinai yra. Be jokių filtrų, be jokių proto sukurtų spąstų, be jokios gynybos, tiesiog atsisėsti, išgirsti paukštelius, išgirsti upės tekėjimą, užimti savo ausis, regą, gamtą. Gamta veikia meditatyviai, ji primena, ji gali nukelti laiku, ji gali surinkti kitas dalis, kurios yra pasimetusios, virtusios šešėliais, atsiskyrusios, surinkti vėl į vieną indą. Ir tame inde galim pamatyti savo tikrąjį atvaizdą. Atvaizdą, kuriame nėra iškraipimų, kuriame nėra nieko, kas yra iš išorės. Savo vidinį atvaizdą šviesos ir vidinės energijos, kuri yra ta šviesa, yra gamta ir viskas, kas kyla iš vieno šaltinio. Gyvenimas yra kaip upelis, jisai teka, čiurlena ir jam nėra pabaigos. Jisai apeina akmenukus, jisai apeina sūkuriukus, apeina net ir užtvankas su laiku. Tai kaip ir protas, jisai yra laikinas. Jisai gali kurti užtvankas, jis gali kurti ir statyti kliūtis, įsivaizduoti, kad upiai galima statyti kliūtis, ją užtvenkti, kad upė yra baigtis. Tai yra proto iliuzija, vanduo anksčiau ir vėliau, kažkuria kita žemės vieta, jisai vis tiek ras savo kelią ir ištekės į jūras. O jūros susijungs su vandenynais. Gyvybė vėl rasis iš gilių vandenų. Protas yra kaip salos, kaip žemynai, kaip sausumos, kuriame yra labai daug potencialo civilizacijai. Augti, ugdytis, kultūrom klestėti, civilizacijom augti. Protas yra ta dirva, ta sausuma, kurioje auga visa realybė. O vanduo yra ta šaltinio energijos sąmonės dalis, kuri maitina protą su meile visą laiką yra šalia. Skalauja proto pakrantės. Priima visas proto smėlio dulkeles. Paverčia jas gintarais ir vėl atgal sugrąžina į krantus. Tai yra labai gražus šokis tarp
sąmonės energijos šaltinio, jūsų pačių aukštesnės sąmonės, aukštesnio aš ir proto, žemiškojo kūno. Žemynai ir vandenynai nėra atskirti sienų. Tai yra tokia galinga sąjunga, galinga riba. Ir jų neįmanoma atskirti sieną, tai būtų iliuzija. Sienų nestato ir vandenynuose. Jos yra statomos sausumoje, tarp šalių, tarp valstybių, tarp žemynų, tam, kad supriešinti, tam, kad atskirti, tam, kad apsaugoti ir išlaikyti. Tai, kas anot proto yra kitaip negu jisai pats. Vandenyne nėra ribų, nėra sienų, jų neįmanoma nupaišyti, jos gali nebent būti tariamame žemėlapyje. Vandenynas moko žemyną, kaip reikia tiesiog tekėti ir būti viena gryna sąmonė. Vandenynas yra labai stipri energija. Vanduo yra sąmonė, tyroji sąmonė, pačios žemės aukštesnysis aš. Jis yra labai subtili energija, veikiama ir kosminių energijų, ir žemės paties vidaus, subtiliųjų laukų. Nebereikalo žmonės prisimena, kaip žemė buvo apvalyta vandens ne kartą, kuomet žlugdavo proto sukurtos civilizacijos gyvenančios sausumoje. Jos būdavo apvalytos, nuvalytos, nuplautos, tam, kad galėtų atsistatyti ir atsikurti vėl iš naujo. Vandenynas yra švara. Vandenynas yra besąlyginė meilė. Upės, ežerai, upeliai, šaltinėliai, vandenynai, jūros, viskas yra sąmonės dalis. Ir jinai smelkėsi savais takais, keliauja į proto gilumas, proto dykumas, miškus, sausumas, kalnus. Apvalo ir kiek kraujagyslės jį maitina. Vis primena, kaip svarbu yra tekėti, kaip svarbu yra nestatyti barikadų, nestatyti užtvankų, leisti gamtai tiesiog kvėpuoti, tiesiog būti. Vandenynas yra kosmoso atspindys. Kosmosas taip pat neturi sienų. Kosmose yra nuostabi šviesos tvarka. Tai yra atspindys žemėje. Žemės atspindys. Pajauskite minutėlę šį suvokimą, kaip tai fraktališkai kartojasi. Proto ir dvasios žaidimas žemėje, kuris yra atkartotas kosmoso, viso okeano. Taip pat kosmose kartojasi tos pačios planetos su savo sistemomis, su savo dėsniais ir savo proto, kūno ir dvasios šokiais. Tai nesibaigianti nuostabi šviesos vibracijos patirtis. Ir ribos yra tik tokios, kokias jūs patys susikursite, tas patirtis patirti. Ar jūs norėsite atsisakyti aukos vaidmens ir sąmoningai žengti į šį žaidimą, į šį suvokimą, į savęs paties matymo vandens atspindį. Tyro, neiškraipyto vaizdo, neatitolinto ir neatskirto nuo paties savęs.
Daugybę metų ir civilizacijų žmogus bandė save atskirti nuo paties savęs. Patį save apsaugoti nuo paties savęs. Tiesiog dėl to, kad bijojo pamatyti savo šešėlį. Šešėlį, kad jisai čia gyvena šitą realybę, kuri yra tanki. Kai žemė patenkama šiai patirčiai, praeinama pro membraną, kuri užmaršina, kurioje mes pasimirštame ir amnezijoje atgimstame. Tam, kad patirti, tam, kad išgyventi ir tam, kad vėl susidurti su savo šešėliu ir kitaip vis suvokti jį. Ir kiekvieną gyvenimą savęs klausime, ar šį kartą aš noriu savo šešėlį suvokti kaip savo dalį, nebeatskirti savęs nuo jo. Ar aš vis dar noriu jį atskirti ir matyti save kaip žemyną ir kaip okeaną. Nėra blogo pasirinkimo. Pasirinkimo iš viso nėra. Yra tiesiog buvimas. Ir bet kurią akimirką, bet kurią sekundę galima suvokti realybę visiškai kitomis spalvomis. Arba iš viso perlipti per spalvų prizmę ir suvokti ją už spalvų ribos. Laikas neegzistuoja. Šioje vietoje, kuomet išlipama iš spalvų ribos, kuomet vandenynas susilieja su žemynu, viskas yra harmonijoje. Viskas yra viena, įvyksta susiliejimas, kaip dviejų kalkinių popierių susiliejimas į vieną vaizdą. Staiga viskas taip atsistoja į savo vietas ir energija gali tekėti. Šešėlis sutrumpėja. Jis yra apšviestas šviesos, kuri keliauja per širdį. Šešėlis nebegąsdina, nes jis yra suvokiamas kaip savo paties dalis šioje materijoje. Ir šita patirtis šioje realybėje tampa labai džiaugsminga. Nes jūs suvokite, kad jūs patys ją susikūrėte. Ir patys save stebinate, nes nežinote, kas bus už kito posūkio. Nes turite pasitikėti visata ir savo paties planu, kokį savo susikūrėte. Prisiminkite vaikystę, kai žinodavote, kad laukia kelionė, kai ryte turėsit vykti kažkur ir dabar turite numigti. Kiek džiaugsmo, kiek laukimo, kiek džiaugsmo yra jūsų širdyse. Jūs nežinote, kur važiuosite tiksliai, arba žinote, bet nežinote, kaip atrodys ta kelionė, kaip tėvai jums ją paruoš, suplanuos, kaip jumis pasirūpins, bet jūs žinote, kad viskuo bus pasirūpinta. Bus įspūdžiai, bus geros emocijos ir bus daug šviesos. Tas pakylėtumas, kai jūs žinote patys, kad savo kelionę jau esate susiplanavę. Beliko atsipalaiduoti ir skaityti knygą. Mėgautis jos kiekvienu skyriumi. Ir nebijoti verčiant puslapio pamatyti šešėlį. Raidės tampa vaizdais, vaizdai tampa mintimis, mintis tampa emocijomis. Viskas susilieja į vieną vientisą patirtį. Skaitant knygą, grįžta atmintis. Grįžus atminčiai susilieja vandenynai su žemynais. Nebelieka susipriešinimo. Vis daugiau žmonių bunda. Vis daugiau žmonių pradeda gyventi per jausmą.
Vis daugiau žmonių pradeda vaikščioti vandenyno pakrantėmis. Nebebijo palikti sausumas, dykumas ir žengti ties tą ribą, pasivaikščioti pakrantės smėliu ir jausti, kaip jų pėdos atsitraukiant bangoms ir vėl joms grįžtant su smėliu kartu paliečia kojas. Vis daugiau žmonių pradeda pastebėti gintarus išmestus pakrantėje. Vis daugiau žmonių randa gintaruose prasmę. Vis daugiau pamato inkliuzų ir visokių įvairiausių istorijų, kurias vandenynas bando jiem papasakoti. Jie žavisi šiom relikvijom. Kartais jie tampa talismanais, kartais tampa gražiais daiktais, priklausomai nuo žmogaus sąmonės ir prisiminimo noro. Bet anksčiau ir vėliau žmogus prisimena, kad ne pats gintaras yra svarbiausia jo rankoje, o suvokimas šios alchemijos tarp proto ir dvasios, vandenyno ir žemės. Ir priminimas šių dviejų kūnų virtęs gintaro. Labai pravartu dažniau pasivaikščioti ties pasaulio plyšiais, pakrantėmis, paklausyti jūros ir vandenyno ošimo, pasiklausyti upelio čiurlėjimo, pasiklausyti šaltinėlio. Tai yra žemės vandenys, primenantis jos pačios sąmonę ir jūsų pačių aukštesnį aš. Judėjimą, neužsistovėjimą, besąlyginę meilę. Kas bebūtų, vis tiek maitinti, vis tiek judėti, vis tiek apkabinti ir drėkinti. O tų, kuriuos negali pasiekti vandenynas, upeliai, juos pasiekia lietus. Net mieste lietus lyja. Net labiausiai betoninius miestus pasiekia lietus. Jisai kapsi stogais, barbena į langus ir prašosi būti prisimintas. Besąlygiškai, su meile, su besąlyginiu kantrumu. Per kvapą, kuris sukelia lietus. Net mieste lietus turi savo kvapą. Prisiminti vandenys. Todėl visuomet, matant šešėlį tamsiausiamis dienomis, aplankius tamsiausiam emocijom ir užmarščiai, visą laiką yra lietaus. Net ir sausiausių dykumoje vis tiek yra lietaus. Nedažnai, gal rečiau, bet drėgmė visą laiką randa būdą prasiskverbti. Tokios planetos kaip Marsas, kurios yra labai dykumų pilnos, tai yra proto žemės. Labai stiprios proto žemės, kažkada turėjusios šį balansą, bet šiuo metu pamiršusios. Net ir Marse yra vandens, net ir Marse yra drėgmės. Tos pasąmonės, kuri taip pat bando prasiskverbti. Tuomet, kai labai sunku, prisiminkite šią vizualizaciją, šią iliustraciją. Net ir labiausiai protinėse vietose, kur atrodo gyvybė negali egzistuoti, ji vis tiek yra įmanoma. Gyvybę kūrė vandenis. Ten, kur vanduo, ten ir gyvybė.